Išdavystės kaina. Labai daug kalbama yra apie išdavystę, kuri naudojama beveik visur. Ir kartą taip giliai susimąsčiau, kodėl tiek daug tos informacijos visur. Dabar rinkimai prasidėjo, užliejo pažadais visi visus. Ir niekas net nesusimasto, kad greitai vėl visus išduos. Iš pradžių išdavystė matosi kaip karjeros laiptai platus dideli, o toliau ir žmonės su diplomais tavo apsupti, su kuriais reikia iš pirmo mokytis, laiku pritarti ir bendrauti, o paskui tik pažadą duotą ištarti. Jeigu atsiras laisva vieta ir laiko žodį užtariantį pasakyti. Šita gyvenimo vieta labai svarbi žmonijai. Arba pasuksi tu žmogaus tiesos keliu gyvenimą, arba nukrypsi išdavystei, kuri iš pradžių pasirodys tavo akise labai traukli ir karjeringa. Štai šitas lūžis toks stiprus, kad daugelis net nepastebi, kad greitai tapo išdaviku įžūlus. Greitai išmokome manierų tipo mandagių, greitai supratom ir gudrybių paslėptų. Išmokom išdavystės sėklą greitai per medijas plačiai pasėti, kad parduot save pasauliui konkrečiai. O tada nebesvarbus ir žodis šiltas šeimos pasakytas, nebereikalinga ir šeima, vyras, brolis, sesė ar mama. Paskutinį žodį lemia išdavystės demo versija pikta. Ir dažnai ateina ta diena, kai nebeturi žmonių šalia. Tik karjera, pinigai šalti, kurie nebešildys tavęs ateity. Ir kada sušalsi tu žmogau be žmoniškų jausmų ir atvirumo, tada tik tu suprasi, ant kiek gyvenimas sunkus ir kokią skaudžią kainą sumokėjo tas žmogus, kuriam brangesnis buvo melas pasakytas ir gudrybė paslėpta plačiam akiratį pikta. Žinau, kad atsiras žmonių, kurie paprieštarauti sugebės. Žinau, kad atsiras žmonių, kurie su meilė mus visus užlies. Bet dažniausiai atsitinka taip, kad žmogui lengviau matyti tai, kas apgaulinga, melaginga, o ne grožį, gėrį ir ramybę pasakyta iš širdies. Šis vidinis grožis jis visiems gražus, tik jam nusilenkti žmogui per sunkus. O kad tapti gražiam ir mylinčiam visų žmonių, visų pirma, trūkumas sielos žinių. Aukštas intelektas tai ne diplomai ir karjera. Aukštas intelektas tai amžinos sielos žinių universitetas. Čia išmokslama mylėti iš pradžių tik save. Čia iš pradžių mokama ir atiduoti plačiai save. Atiduoti taip, kad nieko nepažeisti ir dalintis tuo, kaip reikia nieko nepažeisti. Visų pirma, susilieti su gamtos grožio amžina šviesa, kurią atspindi mūsų siela amžina. Amžinybė šviesą perleisti per savo sąmonę, protą, akis, kad užlieti visą, kas tau prieš akis. O tada žmogus pajautis šviesą mylinčios širdies, jis sugrįž prie savo išdraskytos mylinčios širdies, kurios populiarumas ir garbė visur skambės, kaip amžinos jaunystės ir švelnumo spindesys. Tu niekur nepasislėpsi nuo žmonių, čia visi labai ištroškę sielos amžinos žinių. Mes visi esame mylėti žemėj užgimę ir dalinti savo tyrumo vidinę. Žodžius užrašė ir įgarsino Sigutė. Kviečiu visus mokytis amžinos sielos universitete, kuriame visos žinios apie viską. Mane galima rasti, kas norės, visur.